Aš esu vyras, kada organizmas gamina dar sėklą, tai dar jisai jaučiasi jaunas. Kada organizmas jau sėklos negamina, tada jis jau duoda signalą, kad reikia jau mirti. Kaip žmogus elgiasi prieš lytinius santykius, po lytinių santykių, kaip jisai šlapinasi, ar atitraukęs apyvarpę ar ne, yra apyvarpės susiaurėjimas ar ne, yra apyvarpės maišelio ir varpos galvutės uždegimas ar ne, kokius lytinius santykius jisai propaguoja, kaip elgiasi keičiantis lytinių santykių pobūdžiui, pereinant nuo vieno akto prie kito, kaip greitai pasišlapina po lytinių santykių, ar naudoja barjerinės kontraceptinės priemonės. Priešinės liaukos, prostatos sveikata priklauso nuo labai daugybės faktorių. Vyrams prostatos padidėjimas, na, galima sakyti, dabar yra tokia nuomonė, kad tai net nėra liga, tai yra tiesiog amžiniai pakitimai ir tai natūralūs fiziologiniai procesai, dėl to, kad ypač tie, kurie turi daugiau androgeninių hormonų, tai yra testosterono, nenumaldamai tas testosteronas organizme metabolizuojasi dihidrotestosteroną, o tas dihidrotestosteronas tai yra ta medžiaga, kuri jeigu greitai jinai neatsimetabolizuoja, tai jinai sukelia tą tokį padidėjimo efektą. Visais laikais žmonės domėjosi, kaip pagerinti vyrų lytinę sveikatą. Pajutus nerimą dėl sumenkusios vyriškos energijos, prostatos būklės ar potencijos, verta pradėti rūpintis sveikata nedelsiant. Ar žinote, kas bendro tarp vyrų smegenų ir varpos? Neatspėjote. Jei manote, kad smegeniai siunčia signalą varpai sustangrėti, tai tiesa, bet tik iš dalies. Kaip sakoma, varpai dažnai proto ir nereikia. Kiti mano, kad varpoje esančios kraujagyslės yra tokios pat kaip ir smegenyse. Teisingą atsakymą žino gydytojas urologas Ignas Lukošius. Galvos smegenų kraujagyslės, tos, kurios maitina galvos smegenis, karotidės, jos esančio aktyvios yra piršto storumo. Ir jos nuvagia iš bendros kraujotakos 10–15% kraujo iš karto čia iš širdies. Tai jeigu būtų prie varpos tokios kraujagyslės, tai žmogus gan įdomiai atrodytų tikriausiai. Bet varpos kraujagyslės savo diametru labai artimus širdies kraujagyslėms, koronarams, širdies vainikiniams arterijoms, kurios maitina širdies raumenį. Todėl mes kaip urologai, kada jau pirmus turim skundus erekcijos sutrikimams, kurių numanoma kilmė yra kraujagyslinė, visą laiką vyrams primenam, kad jūs išsitirkit savo kraujo sudėtį, pasižiūrėkit, ar nėra per daug cholesterolio, nėra per daug riebalų rūgščių, kas gali kenkti jūsų vainikiniams arterijoms. Ar jūs rūkote, ar jūsų kraujo spaudimas normalus, ar jūs vartojate lygiai taip pat skysčių tiek, kiek reikia tam, kad kraujas nebūtų klampus, kad jisai neužkištų jūsų kraujagyslių. Ar jūs fiziškai pakankamai aktyvus, kad palaikytumėt savo visą kraujotaką adekvačią. Šitie klausimai iškyla kitokio šiek tiek fone, kitokių nusiskundimų žmogaus, bet jie labai duoda peno apmąstymams ir mes tikrai matome konsultacijos metu, kai žmonės susimąsto. Deja, nedaug vyrų susimąsto apie tai iš anksto. Daugelis, kad ir kaip norėtų, jog potencija, energija ir vyriškumas išliktų ilgam, apie tai ima galvoti tik tada, kai reikalai pradeda šlubuoti. Maisto papildai tokie kaip Red 3 skirti būtent vyrams, kurie myli savo moteris ir nori mylėtis kuo dažniau, tačiau kas iš to, jei kraujotakai kelia kliūtis papildomi riebalai? O čia jau jokie papildai ir vaistai nepadės. Kaip sakoma, sveikatos užsižaidimas turi savo kainą. Eugenijus savo laimiai suprato tai dar prieš 20 metų. Aš turėjau alaus pilvą, didelį, bet jau turėjau. Uždusdavau, nes daug rūkydavau. Tiesiog, aš pamačiau, kad tiesiog pajutau, kad senstu reikia kažką tai daryti, kad jeigu nori išgyventi 100 metų, reikia į save investuoti. Alus ir cigaretės, tai tiesiog vienas prie kito dera ir aš turėjau atsisakyti ir to. Ir kada tapau abstinentu ir mečiau rūkyti, tada pradėjau mankštą daryti. Taip jau rimtą mankštą kiekvieną rytą po valandą pusantros. Ir tada pasitariau su gydytojais ir dar pridėjau sveiko gyvenimo būdą, atvirai pasakius, jaučiuosi negu prieš 20 metų. Nors man jau greitai bus 70 metų. Deja, Lietuvoje vyrų kaip Eugenijus retenybė.
45–54 metų amžiaus grupėse net 70% vyrų jau kovoja su antsvoriu. Ir šis procentas tik kyla su kiekvienu dešimtmečiu. Jei taip tęsis, Eugenijaus tipo vyrai greitai taps raudonosios knygos eksponatais, valstybės saugomomis asmenybėmis. Jeigu mes neteisingai maitinamės, mūsų kūne gali kraujyje kauptis riebalai, grubiai šnekant paprastai, kurie gali užkišti smulkias kraujagyslės, kurios jau atsakingas už erektilinę funkciją, jeigu kalbėsim apie lytinius dalykus. Tai šitos organų sistemos nėra nieko išskirtinės ir fizinis aktyvumas ir sveika mityba šitų sistemų funkcionavimui visą laiką tik tai padeda. Žmona sako, tave išlaikyti yra sunku. Ryte varškė, riešutai, košė, taip aš stengiuosi valgyti tokį sveiką maistą. Papildus jau šitos paskutinius 20 metų laikas nuo laiko vartoju. Turiu savo tokią vaistininkę, ką jinai pasiūlo ir vartoju, bet aš žinau, kad tai reikia organizmui senam jau kažkokios pagalbos iš šalies. Vyrai, norėdami pasirūpinti savo sveikatą, gali rinktis iš begalės mokslinėje literatūroje nagrinėjimų augalinių ekstraktų, gerinančių lytinį gyvenimą. Vienas iš tokių maisto papildų yra Semio Red 3, kurio pagrindą sudaro afrikinės slyvos žievės sausasis ekstraktas, siejamųjų linų sėklų ekstraktas, kurie gali palaikyti normalią prostatos, šlapimo pūslės ir šlapimo takų funkciją. Peruvinės pipirinės šaknų milteliai, kurie padeda palaikyti fizinę ir psichologinę sveikatą. Taip pat juodųjų eleuterokokų šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Red 3 vyrams, kurie renkasi gyventi be kompromisų. Vienoje kapsulėje slypi trigubas poveikis – prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Man padarė įspūdį, kad tai yra natūralios medžiagos ir tokios stiprios medžiagos, kurios naudojamos buvo jau senovėje kaip ženščenis ir panašiai. Ir tai rimtas dalykas ir manau, kad jau bent mano amžiaus vyrams reikėtų jį pavartoti. Gamtinės kilmės medžiagos naudojamos gydymui nuo seno. Yra tam tikrų preparatų ir tam tikrų medžiagų, kurios yra pilnai ištirtos moksliškai, tos publikacijos yra, jos pateiktos viešai, yra imtis, yra skaičiai, yra statistiniai skaičiavimai, tiesiog jau specialisto gydytojo, ar ten urologo, ar kardiologo, ar pulmonologo kompetencijos klausimas šituos preparatus rekomenduoti savo pacientui. Strigo man, bet žinau, kad paremtos kinų medicina, o vis tiek kinų sena civilizacija. Aš pats kiekvieną rytą darau 5 Tibeto pratimas, jie man labai tinka. Ir kadangi aš esu istorikas, tai šiek tiek susipažinęs su kinų civilizacija, kinų kultūra. Ir žinau, kad kinai, jie tokie pragmatiški ir tai jų ir filosofija, pagarba tradicijom. Tai čia ne šiaip sau išgalvota, o jie remiasi tūkstantmetėm tradicijom, remiasi patirtim. O kadangi aš šiaip esu tokios konservatoriškos natūros, mėgstu tradicijų išsaugojimą ir man tai labai tinka. Afrikinės slyvos žievės sausasis ekstraktas, siejamųjų linų sėklų ekstraktas, peruvinės pipirinės šaknų milteliai, esančių maisto papildo Red 3 sudėtyje, veiksmingumą sustiprina ir kiti vaisto žaliniai ekstraktai. Tūkstantmečius naudojami vyrų sveikatai palaikyti. Sibiro ženščenis tikras Azijos žemyno perlas, vertinamas dėl savo adaptogeninių savybių, padedančių organizmui kovoti su stresu ir išlaikyti pusiausvyrą. Juodasis eleuterokokas – dar vienas gamtos lobis, palaikantis normalią fizinę ir psichinę būklę. Goji uogos arba kininio ožeriškio vaisiai Kinijoje laikomos tikra brangenybė. Jos vartojamos nuo Ming dinastijos laikų, simbolizuojantys sveikatą ir energiją. Gauruotoji soja – natūralus ingredientas, tradiciškai naudojamas vyrų ir moterų sveikatos stiprinimui. Gutaperčinė eukomija – ypatingas medis Azijoje, vertinamas dėl savo žievės duzhong, kuri Kinijoje plačiai naudojama šimtmečius. Šie ingredientai Red 3 sudėtyje ne tik papildo vienas kitą, bet ir suteikia papildomos jėgos vyriškumui bei libido palaikyti. Vaistų jokių nevartoju,
vartoju nebent papildus, kadangi aš esu jau pensininkas, gal gražiau tariant senjoras, tai dabar mano gyvenimas tik ir prasidėjo. Dirbti nereikia, dar truputį dirbu, jaučiuosi gerai, prasidėjo aukso amžius.